Bet ką svarbu paminėti, SSE Ryga išsiskiria labai tokia namų dvasia. Yra nedidelis kolektyvas, maždaug 300 žmonių gyvenantis vienam pastate. Ir tam pastate tu praleidi didelę laiko dalį. Tai su tais savo kursiokais, 3 kursų, 1, 2, 3 kurso kursiokais, tu praleidi daug laiko, yra labai daug galimybių užsiimti po pamokinę veiklą. Yra meno, teatro, debatų, kalbų kursai, yra konkursai, peak time, žežų ir panašus, yra asociacija studentų, kuri labai aktyviai veikia. Tikrai, nežinau, ar, kaip sakyti, su ko palyginti, bet tai yra tikrai plati dirba, kur tu gali pasireikšti ir pildyti savo CV įvairiais gerais dalykais, kurios darai šalia mokslo. Dalyvavai? Jo, aš dalyvavau ir vienais metais aš buvau studentų asociacijos viceprezidentas, kurios ten kasmet keičia, renka vis naują porą, prezidentą plus viceprezidentą. Tai vienais metais buvau aš su draugu Latviu. Gal perspektyvos įdarbinimo galima pasakyti. Kokias perspektyvos įsidarbinti baigus SSE Rygą? Principai perspektyvos geros ir plačios, nes Rygą baigę studentai dirba gana įvairiuose sektoriuose. Tradiciškai didelė dalis nukrypsta į finansus ir į auditą, ypač Latvijai. Latvijos audito firmos, ko gero, daugiau negu 50% yra SSE Ryga absolventai. Lietuvoje taip nėra, bet gali būti ir audito firmos. Didelė dalis, kaip sakiau, į finansus, finansinį tarpininkavimą, labai daug dirba bankuose, tai yra tradicinė, tokia vadinkim, specializacija. Bet randam žmonių ir šou verslas, pavyzdžiui, Tomas Sinickas, yra marketingo firmose, yra tokiai kompanijai kaip aš, tai personalo valdymas, atrankos srityje žmonės dirba, labai nemažai į IT išėję, ar net IT specializaciją paėmė žmonės. Taip, kad kas jums patinka, tuo ir galėsit dirbti. Iš principo, pasirinkimas jums paliekamas yra. Tikrai nėra kažkas užspaudžiama į vieną sritį ar panašiai. O dėl vardo pačios mokyklos, tai tarp didžiųjų kompanijų tikrai yra žinomas ir vertinamas, kiek aš girdėjau. Gal nėra taip žinomas kaip Latvijoje, bet tuo pačiu manau, kad Latvijoje ir geresnės sąlygos yra tiesiog daugiau absolventų. Jų kiekvienais metais išeina apie 50-60, o lietuvių 20-30. Baigėjai Latvijoje studijas ar iš karto stojai į Olandiją? Ne iš karto sąmoningai tai dariau, kad šiek tiek padirbėti, labiau susivokti, kas tos studijos yra ir iš tikrųjų nesigailiu tai padaręs. Aš maždaug po 4 metų po baigimo stojau į magistrą. Ir kodėl Olandija? Šiaip Olandija nieko specialaus tokio nebuvo. Realiai aš ieškojau programos, ne šalies, ieškojau programos, kuri būtų anglų kalba, kuri būtų nebrangi, tai reiškia valstybės finansuojama. Ir pražiūrėjau gana daug internete puslapių. Tiesiog jau iš eilės. Imam Prancūziją, švietimo mokslo ministeriją, ten visas universitetų sąrašas, pasižiūriu, kurie daugmaž atrodo potencialus, įlendu į universitetą, ieškau programą anglų kalba. Nėra programų, atmetu, yra programa, žiūriu, kas per programą. Ir taip iš tikrųjų iš tos Europos netiek daug ir liko. Atmetus visas privačias mokyklas, kurios buvo brangios, ir atmetus tas vietiniam kalbom lieka nelabai daug pasirinkimų. Tai RSM-as arba tas Erasmus University turi tikrai normalią programą, kurią galima imti buvo. Tai va taip ir išsirinkau. Realiai buvo kitų, bet ar tai buvo miestas nelabai vykęs, ar programa ne visai į tą temą, ar jos studentai vien vietiniai, kaip ir pas mus yra VGTU, tarkim, anglų kalba dėsto architektūrą. Gal nedėsto, bet tarkim galėtų dėstyti, tai va tokią programą važiuoti nesinori. Noris, kur tikrai yra tarptautinė studentų sudėtis ir yra studentų iš viso pasaulio, ne tik iš tos Olandijos. Tai va tokia programa man visai patiko ir RSM siūlo ne vieną tokią programą, ypač dabar jie tą išplėtoję yra. Tai taip atsidūrė Olandijoje. Šiaip reikalavimai visiškai neženklus, anketa. Po to buvo tokia įdomi situacija, pageidautinas GMAT testas,
kažkodėl pageidautinas, aš jį kaip tyčia buvau padaręs, tai aš įrašiau tą balą, bet žinau, kad kiti studentai buvo nedarę to, arba tie, kurie buvo padarę, buvo labai žemus balus turėję, bet irgi įstojo, tai žodžiu, skaitykim, kad žymato barjero nėra. Ir žinau, kad tuo metu, kai aš stojau, tai RSM buvo ypatingas dėmesys tam, kad pritraukti užsienio studentų, nes jie norėjo suformuoti tą tarptautinę klasę, tai mano kurse buvo 50% studentų nevietiniai. Nu ir jie perspektyvai nori dar daugiau tą skaičių didinti. Tai aš manau, kad užsieniečiam čia buvo palengvintos sąlygos realiai. Stojamųjų egzaminų nebuvo, buvo tik tai tie balai, kuriuos tu įrašai anketoje kaip kartelę. Tarp kitko, anglų kalbą dažnai irgi daugelio universitetų reikia arba neįsidėlą, o šitą TOEFL arba IELTS pasidaryti vieną arba kitą. Na, aišku, jeigu turi GMAT, tai automatu ten anglų kalba patikrinama yra, nes jeigu nemoki angliškai, tai vargu ar iš GMAT gali ten pradėti laikyti. Finansai ir pragyvenimo kaštai Olandijai. Kaip ir minėjau, studijos kainavo palyginus nebrangiai, 1500 eurų, bet tą didelę dalį dengia NUFICas ar Europos Sąjunga, kitaip sakant. O pragyvenimo kaštai, tai mano atveju buvo, sakyčiau, gan minimalus. Aš skirdavau maždaug 3000 litų per mėnesį pragyvenimui, įskaitant viską. Tai yra ir butas, ir maistas, ir kelionės, ir kas tik tai įeina. Aišku, realiai tai neperki ten jokių drabužių ar neperki jokių didesnių daiktų, bet visgi aš grįžau namo ir kalėdoms ir grįžau namo dar kitą kartą, žodžiu, tai tokių papildomų išlaidų buvo. Bet 3000 mėnesių yra adekvati suma, kurią reikia nusimatyti ir su jie gali pragyventi. Nuoma buto arba, taip sakyti, bendrabučio įvairios galimybės, bendrabutį siūlo nuomotis mokykla, bet jie yra brangus, iš tikrųjų brangesni negu rinkos kainos, net butai kai kurie, o tokiam rytų Europos gyventojams ir šiaip yra net atskiras rajonas, kur mėgsta nuomotis Lenkai, Rumunai, Lietuviai, Latvijai, Estai, tai va tam rajone aš ir buvau išsinuomavęs butų už gana pigiai, bet aišku ir gana prastą butą. Bet, kaip sakyt, gali ieškoti. Yra toks ponas Fligenhardt, kuris turi gal 40-50 butų Rotterdame ir praktiškai į jį visi ir kreipiasi tų pigių butų. Tai jeigu kam reikės, telefoną vis dar turiu, jeigu Fligenhardtas gyvas, tai ir butai tie turėtų būti. Bet čia kaip juokinga istorija, nes labai daug kas su juo bendravo. Ir iš Indonezijos, ir iš Europos, iš visur būtent Fligenhardtas susiranda. Bet yra ir kiti būdai, ne tik jisai. Nors dirbti būtų galima dėl laiko, nėra studijos intensyvios, pakankamai laiko yra nepilno darbo etatui, tarkim taip, bet aš buvau iš principo pasiryžęs nedirbti, nes važiavau studijuoti ir manau, kad visą likusį gyvenimą dirbsiu, tai nebuvau labai ištroškęs to darbo ir ieškotis. Plius iš tikrųjų susirasti darbą Olandijai yra pakankamai sunku. Na, nebent galbūt tarnavimo srity, bet pagrindinis faktorius turi mokėti olandų kalbą beveik visur, kadangi kalbos mes nemokam, o išmokti ją nėra taip paprasta, tai ir tą darbą nerandi. Užsieniečius ten neypatingai vertina, nors jų yra labai daug, kinų, turkų ir azijatų, gal dėl to jos, kaip sakykim, šiek tiek yra atriboję. Nepaisant to, kad Olandija skelbėsi prieš kurį laiką, kad yra labai tolerantiška užsieniečiams, iš tikrųjų tai buvo šiek tiek, kaip pasirodo, valstybės politika, bet ne žmonių politika. Realiai žmonės gatvėse užsieniečių nelabai mėgsta ir tas pats jaučiasi ir ieškantis darbo. Nors pats nesiieškojo, bet pajutau iš kitų aplinkinių, net iš kitų Europos žmonių, kitos šalių.